Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šiandien ieškosime atsakymo į klausimą, dėl ko žmonės nori pokyčių, bet nenori keistis, o galbūt tai visai netiesa. Apie pokyčius asmeninius ir organizacijoje kalbėsime su coachingo specialistu Povilu Petrausku. Labas, Povilai. Labas, Paulina. Povilai, iš tavo darbo patirties, kiek tiesos yra šiame posakyje, kad žmonės nori pokyčių, bet patys nenori keistis? Gajus šitas įvardinimas yra dažnai turbūt, kur naudojamas, daug kur galimas pritaikyti. Tiesa, kartais ne viskas taip paprasta, kaip paprastai skamba, paprastai atrodo. Tai, priklauso. Man atrodo, kad tai yra dalykai, kurie labai priklauso nuo situacijos, nuo žmogaus, nuo to, ką jisai žino. Čia ir gerai, ir blogai yra. Ir nuo to, ką jisai pasiruošęs dėl to padaryti. Tai visgi labiau žmonės sako, su kuriais susiduri dažniau, kad sako, aš noriu pokyčių ir aš esu pasiruošęs keistis? Dabar reikia tai persukti, žinai, galbūt per tam tikrą laikotarpį kito šitas dalykas ir gal dabar tas atskiras toksai burbulas susideda, kai tu ateini pas specialistą arba kalbi su draugais, su savo aplinka ir analizuoji ir klausimas, kaip jie atliepia. Tai mano situacija galbūt yra tas, kad dažniau kalbuosi, galbūt ne tai, kad ateina, bet dažniau susitinku tuos, kurie jie žino kainą to pokyčio, veiksmo, kurį reikės padaryti ir tada ateina analizuoti, tai pasiruošęs aš tam ar nepasiruošęs, nes žinai, ko noriu yra vienas dalykas, bet ko esu vertas ar verta, jau kiti dalykai susideda. Užsiminėjai apie kainą ir čia, kaip visada sakom, ar mes esam pasiruošę sumokėti tą kainą, kuri reikalauja to veiksmo. Bet, Povilai, kur slypi šaknys? Kodėl taip neretai su tais pokyčiais būna taip komplikuota, netgi ir tie, kurie žino, ko nori, ir jie pasiryžę to siekti, bet vis tiek kažkaip sudėtinga. Čia ganėtinai plati tema, platus klausimas ir žinai, kiekvieną kartą atrodo tą tokią atskirą žinutę norisi perduoti ir labai gerai, kad tų klausimų vis dažniau yra tokių, ne tokių kaip ir tų reklaminių, madingų, žinai, kad čia viską gali ir taip toliau. Visi žmonės viską gali, ką jie apsibrėžia, kad jiem tikrai to reikia, kad jie tikrai to nori. Tuo pačiu įsivertina, kad aplinkoje yra labai daug triukšmo. Turiu minti, kad labai iš daug ko yra rinktis. Ir tada jisai, žiūrėk, vieną dieną nori to, kai kitą dieną jau nori kažko kito. Tada dar kažko ir tada ta realybė tampa tokia, kad palauk, viskam tam reikės pastangų, laiko, nusiteikimo. Ir vieno dalyko, ko galbūt labai sunku įsivertinti, tas pokytis labai priklausys nuo pačios pačios sprendimų, kad reikės labai daug ką pakeisti, ypač aplinkoje. Aplinką reikės labai keisti, kardinaliai kai kuriuose vietose. Ir tada žmogus, matydamas, kiek daug jisai iš ko gali rinktis, čia ir gaunasi tas triukšmas, jis kartais pameta susitikrinimą, tai palauk, čia aš galiu rinktis iš visko, iš tiek daug, o ko man iš tikrųjų reikia. Ir ar to, ko man iš tikrųjų reikia, yra tai, kas verta visą energiją išnaudoti. Ir paskui gaunasi, jisai susirenka labai daug ko ir sako, vis tiek, kabutėse, tai žinai, nelaimingas. O kodėl? Todėl, kad turiu viską, ne to, ko reikėjo, ne to, ko iš tikrųjų norėjau. Ir tada vėl, žinai, viską turi pergrupuoti, perdėlioti, tu jau būni įpratęs į tam tikrus dalykus. Tavo aplinka vienokia, veiksmai tau kitokie, įpročiai, jau galbūt net ne tie, kurių reikia tam kitam norui pasiekti. Ir tas pokytis tada tampa sunkus padaryti, nes tu įpranti gyventi pagal seną, tokį galbūt nelabai reikalingą, tuo metu jau tau nebe to reikia, jau ne tai, kad madinga kažkas kitas, bet tu per laiką labiau supranti, kas pats esi, ko pats nori, kuo pats gali būti naudingas kitiems. Ir tas suvokimas, čia aš nekalbu apie amžių, čia aš kalbu apie brandą, tam tikrą brandą ir kitą kartą 35 metų jis bus brandesnis negu 65 metų žmogus. Ir tai nesusiję su amžiumi yra, tai yra susiję su patyrimais, su savirefleksija, su mokymusi iš savo tiek klaidų, tiek pasiekimų, kūrimu, savirealizavimu. Ne tik tai, kad dirbu, bet kaip aš save realizuoju, kokią aš vertę galbūt sukuriu kitiems šalia manęs esantiems arba tiems, su kuriais aš pasirinkau kartu būti ir kokią atsakomybę aš už tai nešu. Tai kitaip sakant, labai didelis spektras yra. Ir tai praeit kai kam būna sudėtinga ir rankos nusvyra, pabandžius vieną kitą kartą,
O tie, kurie persilaužia, jeigu taip galima įsireikšti šitą, bet teigiamą, ta žodžio prasme persilaužia, jie tada sako, okei, buvo verta dar labiau save pažinti ir tada eiti jau žinant, ko tikrai noriu. Tuo pačiu pasiliekant kažkiek tokio, žinai, smalsavimo kaip mažo vaiko, ar tikrai čia jau yra šitas, ar tikrai yra tas, ko aš noriu, nes galbūt, žinai, perspektyvoje dar gali kažkas atsirasti. Ir aš bent tą pastebiu, kad laimingesnis žmogus paprastai yra tas, kuris pasilieka tą netikėtumo. Patikrinti. Jo, tokį pasitikrinimą, o gal dar taip. Pavyzdžiui, kartais ir būna, kad tikrai tas kelias nuveda dar į kažkokį kitą ir tu paskui, wow, sakai, dar taip gali būti, tada dar kiti dalykai įsijungia. Tai apskritai tas pokyčių fenomenas, man atrodo, jis tam tikrose vietose pervertintas, bet tuo pačiu ir neįvertintas, kiek daug tame gali būti tai, ko tikrai žmogus nori. Kartais net nežinodamas, kad jam būtent to reikia. Tai kiek jisai bus smalsus, atviras, ieškoti ir priimti visą, kas vyksta. Bet reikės daryti. O čia ir problema. Čia yra dalykas, reikės daryti. Užsiminė apie tai, kad žmonės ne visada įvertina, kad reikės keisti aplinką. Dar tavęs noriu paklausti, kuriuose vietose, kalbant apie asmeninius pokyčius, žmonės dažniausiai klumpa, ar jie delsia pradėti, ar procese, ar pasiekia tikslą, nežino, kaip jį išlaikyti, ar dar kažkur kitur. Paulina, tai, ką tu vardini, žinok, visi jie ir yra, tas punktas po punkto, jeigu tai paimti ir susitikrinti atitinkamai pagal kiekvieną situaciją, aš manau, kad negalim būtų įvardinti vieno teisingo, vienintelio, tarsi, tik tai taip. Labai nuo daug ko priklauso. Jis pasiekia ir supranta, kad palauk, vis tik tai jis pasiekė ne savo, užsibrėžto tikslo. Ir čia galima grįžti į tą pačią aplinką, kurioje jau jisai yra arba kurioje jisai buvo, iš kurios jisai išėjo. Jisai kartais nori įrodyti savo buvusiai aplinkai. Mokyklai, tėvam, kiemo aplinkai, iš vaikystės dar atitinkamai dalykai. Paskui jisai nori įrodyti dar kažkokius tai kitus dalykus, savo bendradarbiam, kursiokam, tada savo vaikų grupės tėvams, tarsi tokių, žinai, tų aplinkų pradeda keistis, jisai nori pastoviai kažką įrodinėti, pamiršdamas, palauk, kad gyvenimas tai tavo yra. Tu savo įrodyk per brūkšnelį, susitark, su savim, ko tu nori, kas tau reikalinga ir kaip tu iš principo jausiesi geresniu, laimingesniu žmogum. Kitas dalykas, pasiekus, tai ką ir vardinai, kartais būna sunku išlaikyti. Ir tas sunku išlaikyti yra taip matoma, kad daug jėgų kainuoja. Aš nesu matęs, kad kainuoja daug jėgų, kai žmogus pasiekia tai, ko jisai norėjo. Iš tikrųjų norėjo. Tikrai norėjo. Tikrai norėjo, tai reiškia atitinkamai jo visam identitetui. Ir vertybėm jo, ir įsitikinimam. To kaip gyvenimo būdui, tuo, kur jisai pastoviai besišypsantis. Ir tokių žmonių tikrai yra, jeigu tai pastebėt, nereikia čia ieškoti labai daug kur specialiai. Gatvėje nueik ir pasižiūrėk. Yra žmonės, kurie vaikšto tokių rimtų, žinai, veidų, o yra tie, kurie vaikšto šypsosi. Ir jie kartais net tą šypseną tave užkrės. Jie pirmi pasilabins. Pasakys, kad atsargiai ten, žinai, šaligatvis, ten kažkokį plytelį atsikabinus, dar kažką tai panašaus. Tokių yra. Klausimas, ar mes juos pastebim. Ir tada nuo to labai daug priklauso. Vėl tokia, o ką pastebi? Kokių žmonių daugiau pastebi? Man atsimenu, tėtis kažkada sakydavo, jeigu aplinkui daug tokių liūdnų, tai jie atspindi tave. Nevaikščiok ten, kur daug tokių panašių kaip tu. Ar atitinkamai kitokių, žinai. Tai priklauso labai. Tai aš manau, kad lengva padaryti tai, ko nori, ir lygiai taip pat yra kitas pastas, tai yra lengva nedaryti. Ir klausimas, ką mes tada pasirinkam. Nedaryti, lengva. Daryti, kai darai, irgi pasirodo lengva, bet reikia pradėti. Reikia pradėti. Ja. O aš dar girdžiu ir žinau iš kitų žmonių tokį dar vieną spastą, kad man šita situacija netinka, aš noriu, kad ji pasikeistų. Bet kai klausi, o ko tu nori vietoj to, ko tu nori, ir čia būna, nežinau, sunku įsivardinti. Kaip įsivardinti, įsigryninti, ko mes iš tikrųjų norime? Aš pastebiu šitą dalyką ir ne tai, kad nuvertint, kad jo tai yra sudėtinga, jis nežino, kartais yra keli etapai. Kartais, kabutėse išsireiškus, kartais žmogui yra ne sezonas įvardinti, ko jisai nori.
Ne sezonas turiu minti, kad kartais, žinai, sezonas yra sėt, kartais derlių nuim, atitinkamai. Ir tuo metu, kai derlių nuiminėjai, negalvoji apie kaip ten sėsi kitą kartą, arba atvirkščiai. Ir į ką aš vedu ir kartais net ir kolegom, iš profesinės pusės kartais reikia tokių pagalbos iš patirties, pavadinkim taip. Kai žmogus žino, ko jisai nenori, jam kartais būna sunku pasakyti, ko jisai nori, nes tai yra per didelis atstumas. Reikia tam tikrus keli žingsnius įsivardinti. Ir tie žingsniai ir yra atitinkamai. Kai jisai žino, ko nenori, jisai turi suprasti, kokioj aplinkoje jisai to nenori. To, kas vyksta, jisai jam nepatinka. Vat kokia yra jo aplinka. Kai jisai pabūna toje aplinkoje, bent mintyse reflektuojant, ar į dienoraštį, ar kalbant su draugu, artimu, ar su specialistu tos ryties, aplinkoje. Kokia aplinka, ką tu joje matai, kas joje vyksta, ką tu veiki joje. Ką toj aplinkoje darai, kokios yra tavo savybės, lemiančios tuos veiksmus, kokios yra tavo vertybės, iš ko susideda tos savybės tavo. Tada pareflektuoja apie tai, tada jis pareflektuoja apskritai apie save kaip apie žmogų toj aplinkoje, tuos veiksmus darantį, tom savybėm praturtėjusį arba tomis vertybėmis gyvenantį, jo identitetas tampa aiškus. Ir tas identitetas jau jisai truputėlį aiškiau žino, ko jisai gali norėti. Ir toks gaunasi, nežinau, sportiškai sakant, toks apšilimas padaromas. Tai kai tu padarai tą apšilimą, to, ko tu nori, lengviau įsivardinti. Tas sezonas greičiau ateina. Ir kai žmogus pabūna tame, jis tada aiškiau gali įvardinti, ko jisai nori ir tada sutikrinimą. Tai, ką turiu ir tai, ko noriu. Koks yra atstumas. Ilgas laike, daug veiksmų padaryti. Jis labiau adekvatus įvertinti dalykus, ką jis gali padaryti, į ką gali kreipdėmėsi. Ko jisai tikrai negali turėti, kam negali turėti jokios įtakos ir visai nesukt galvos dėl to, nes gal dar nelaikas, gal dar jisai neturi patirties, neišmokęs, nežino, nesusidūręs. Ne tas sezonas. Arba ne tas sezonas, bet jis gali priaugti prie šito ir tada, kas bent visą laiką pasitvirtina, kad dažnai žmogus pervertina save trumpam laike, ką jisai galėtų padaryti, bet tuo pačiu neįvertina ilgam laikotarpyje, kiek galėtų padaryti daug. Mažai žingsneliais. Jo, ir tada, žinai, per laiką atitinkamai. Maži žingsniai, ilgesnis laikas, tikrai žinai, kad nori to ir to. Tada verta link to eiti. Aš tą matau iš savo asmeninės patirties ir iš tų, su kuriais tenka kalbėtis, su tais laimingais arba nelaimingais, žinai, atitinkamai. Bet čia yra ta laikina būsena. Ir tada galima kažką pakeisti. Pakalbėkime dar apie pokyčius organizacijoje. Žinau, kad tai yra toks terminas pokyčių valdymas. Ja. Kas iš esmės slypi po šituo terminu? Aš kartais galvoju, kad pokyčiai yra pervertintas kaip žodis, kaip reiškinys. Pokyčiai yra visada. Visada vyksta pokyčiai, kai kuriuos mes matom, didžiąją dalį mes jų tiesiog nematom. Arba nekreipiam dėmesį. Vakar mes buvom jaunesni negu šiandien. Ir tada kaip mes žiūrim į šitą dalį. Oi, tai pasenau. Čia iš vienos pusės. Kitasgi žiūri, oi, tai aš turiu daugiau patirties. Su ta didesnė patirtimi aš galiu kažką tai imti ir daryti. Ir organizacijoje yra vienintelis galbūt esminis dalykas, kad tą pokyčių poreikį užtrunka ilgiau laiko susiderinti su visais. Susiderinti su visais tai reiškia pasižiūrėti, kiek visiems tai tinka. Vienas dalykas. Kitas dalykas, jų arba tos organizacijos vadovų, savininkų, jeigu tai yra verslas ar lyderių bendrai paėmus, matymas, kokia yra ta vizija. Ir čia žinau, gal aš imčiau galbūt net šitoje dalyje yra didesnė bėda negu tas pokyčių suvaldymas. Kiek tenka dirbti su organizacijom, yra labai didelis atotrukis nuo to, kaip kiekvienas žino, kokia yra vizija tos organizacijos. Ko jie siekia? Jo, ir šitoje dalyje atitikmuo yra tai, kad jeigu žmonės nežino, ko jie siekia, tada jie nori, kad kuo viskas būtų ramiau, aiškiau, taip kaip yra, taip kaip buvo vakar. Nekeiskit nieko, nes jau vakar buvo, jau čiut jau geriau, žinai, negu už vakar, jau palikit bent jau tą. Bet tuo pačiu, kai žmonės žino, aiškiai yra įvardinta ir vienodai suprantama, kiek galima vienodai suprantama, kokia yra ateitis, vizija ateities tos kompanijos, organizacijos, tuo lengviau priimti sprendimus, kad, tai, ką mes darėm vakar ir daug metų iki šiol, matom, kad mus ne taip sparčiai veda, kaip galim padaryti kažką kitą ir tada greičiau pajudėti link to. Ir tada žmonės, jiems nereikia, kabutėse, įtikinėti, pardavinėti tos minties. Jie patys nori greičiau tai pasiekti, o pasiekdami žmonės, jie realizuoja save. Ir čia tas suvokimas atitinkamai, kad
Žmonės nori realizuotis, jiems tai yra prigimtinis dalykas. Kai kas maišo, sakydama, va čia darbas. Darbas yra dalis savirealizacijos ir jeigu tu darbe nerealizuoji savęs, savo idėjų, savo, įgūdžių kažkokių neaugini ar dar kažką panašaus, vadinasi, jau yra ženklas tam tikras. Tai arba ne ta vizija, ne ta ateitis, į kurią tu eini, kartais ne ta vieta, kartais tiesiog ne taip darai, kaip reikėtų daryti ir kai kuriuose vietose reikės išmokti. Ir galbūt tas išmokimas ir yra ta būsima vertė, kuri gali būti labai nauda. Tai aš bent tokius dalykus pastebiu, matau tyrimuose, matau akivaizdžiose situacijose, kuomet yra dirbamas organizacijom. Iš pradžių netrodo labai taip lengva viskas, bet įsivažiavus. Dažniau žmonės yra laimingesni, kai jie aiškiai įsivardina, kai jie nemeluoja, nevaidina, kad jo, gerai sutinku, bet jie tada aiškiai sako, žinai, man tas netinka, nepatinka, aš to dar nemoku, padėk man suprasti atitinkamai. Ne tai, kad vardinimas, čia tavo vizija nesąmonė, žinai. Kartais būna, žmonės tai pasako ir tada įsijungia toks kivirčas, žinai. Vienas pasakė nesąmonę, kitas įsižeidė dėl to, kad pasakė, nors iš tikrųjų tas, kuris pasakė nesąmonę, galbūt sakė, tik nemokėjau perteikti. Aš nesuprantu, ką tu sakai. Mano sąmonė neneša šito dalyko. Padėk man suprast. Ir jeigu žmonės tada nueina į tą kontaktą per klausimo pateikimą, per pagalbos prašymą, santykis tampa geresnis. Ir tas pokytis visą laiką tampa geresnis, kai yra santykis tvaresnis vienas su kitu. Tai iš vienos pusės labai sudėtinga, jeigu tai pasimtų tokius paprastus faktus, iš kitos labai tampa aišku, palauk, tai tokioj sistemų ir negali būti darnos. Vienas nesupranta, pagalbos neprašo, kitas galvoja, kad visi suprato, nes jam yra aišku, tada jisai pyksta, kad ne taip kažkas vyksta, tada jų santykis yra prastas, tada jie išsiskiria dėl charakterių nesutapimo atitinkamai, nors iš tikrųjų nebuvo pakankamai išsiaiškinę lūkesčius, nebuvo susiderinę, nebuvo įsivardinę, kuo vienas kitam gali būti naudingi, vienas kito ir, dirba 10 metų kartu, bet taip ir nebuvo susitikę, tikrai. Nebuvo vien šalia kito kartu suprantami, kokios to žmogaus vertybės yra, kokios jos svajonės yra. Ir tai skaudu kitą kartą pamatyti. Žmonės dirba 10 metų, lyg atrodo jau, ten 10+ metų, draugauja šeimomis ir taip toliau, bet tokie, vis tiek yra lyg, prašalaičiai viens kitam. Nežino tų svajonių, nesidalina. Yra reikalų, ką galima padaryti. Ir paskui, kai žmogus atsuka atgal, sako, jo, galėjau papildomai paklausti. Neaiškinti, bet papildomai paklausti. Mes kalbam apie tą tokią ir pasipriešinimą iš kitų žmonių, kai vyksta pokytis. Ar galėtum pasidalinti kokiais praktiniais patarimais ar metodais, kuriuos galėtų pritaikyti organizacijose, nuo ko pradėti, kaip susikalbėti ir kaip įveikti tą pasipriešinimą, jeigu aš galbūt esu pasamdytas tam, kad įnešiau tam tikrus pokyčius į organizaciją? Aš nežinau, nuo kurio laiko tas momentas įsijungia, jeigu taip galima įsireikšti, bet kažkada žmonės pradeda suprasti, kad jie turi ne kaip katės, ne 9 gyvenimus, jie turi vieną. Ir tas vienas gyvenimas, jis vis geryn, pavadinkim taip, jis eina link pabaigos. Ir gal tai, kartais skamba žiaurokai, bet tu pakarto daug dalykų negalėsi, jeigu užsispyręs laikaisi tos pačios minties. Ir tas pokytis neįvyks. Ir kai tu suvoki ir kartu susivoki, palaukit, mes turim dabar darbą kartu. Tai yra trečdalis, bendrai paėmus, trečdalis mūsų gyvenimo. Ir trečdalyje gyvenimo mes esam kažkokioje, nesutarimų aplinkoje, dramose tam tikrose, ofisinėse. Mes tada su tom dramomis grįžtam namo, tada mes perdodam savo vaikam artimiesiam, blogai miegam, grįžtam tada dar labiau tokie įsitempę. Ir kai kiekvienas suvokia šitą dalyką, kad tai yra trečdalis jo gyvenimo ir perklausia savęs ir pamato kitų atsakymus, kad tą trečdalį jie tikrai norėtų pagerinti ir gerinti ne tų kitų 2 trečdalių sąskaitą, bet kad šitas 1/3 būtų gera tam, kad ir tos būtų geros. Ir tada tas mechanizmas susisuka. Tada yra paprastas suvokimas. Ir tą suvokimą galima taip, jeigu nuoširdžiai paimti, paprastai susėsti visiems, neįvardint pavadinimais, bet pasitikslinti. Pasitikslinti ir suprasti, kaip mes visi esam panašus. Visi. Turim ko gėdytis, turim ko bijot, turim kažko, ko nenorim, kad kiti sužinotų. Mes labai panašus esam. Ir jeigu taip tokį testą pasidaryti, pažiūrėk, visi kolektyve pakeltų ranką ties šitais klausimais. Visi kažko bijo. Visi.
visi dėl kažko jaučia gėdą, visi dėl kažko, nenori, kad kiti sužinotų, visi panašus. Ir visi panašus ir tuo pačiu į savęs vaidina, kad čia, žinai, jie tokie, čia vieni. Ne, jūs visi panašus ir kai suvokiam šitą dalyką, tada mes galim suprasti kitą, labai paprastą. Mes visi vieni kitiems galim padėti. Tam kolektyve, kuriame esam, mes visi galim būti naudingi vieni kitiems. Ne tai, kad aš noriu, kad jūs man būtumėt naudingi, bet kuo aš tau galiu būti naudingas. Ir kitas, kuo aš tau galiu būti naudingas. Ir tada tas procesas įsijungia, jis visai kitoks, jis darnoji tada gaunasi. Ir ta 1/3, jeigu taip labai taip matematiškai skaičiavus, to gyvenimo laiko tampa produktyvesnė, tampa ramesnė. Ir žmogus jam aiškiau, ką jisai daro, jis aiškiau mato savo prasme tame, kame, kada vyksta. Jisai mato, kiek jo darbai ir kurie jo darbai yra prasmingi. Pradeda matyti rezultatus, pasiekmes tam tikrų dalykų, greitai gali pakeisti. Tada žino, kad kiti palaikys. Tai čia yra ta gražioji pusė. Ir iš tos pusės, žiūrint, gal nežinau, ne tas, kuris klauso šitą kalbą dabar ar žiūri, stebi, tai čia per paprastai viskas. Čia yra kita bėda. Žmonės, tai, kas yra paprasta, netiki. Ir jiems reikia tada labai sudėtingai aiškinti. Teorijas išvedinėti. Jo prisideda, čia, žinai, ten tokie tyrimai padaryti, tas įvyko, taip reikia pridėti labai daug turinio, kad jeigu sudėtinga, vadinasi tikrai. Iš tikrųjų nėra viskas taip sudėtinga. Viskas daug paprasčiau yra. Mes patys kartais apsunkinam tą situaciją. Kai iš tikrųjų, jeigu tau skauda, tu turi pasakyti, kur tau skauda. Jeigu tave įžeidė, tu turi pasakyti, kad aš blogai jaučiuosi. Ne tai, kad tu kažką padarai, bet man dėl to yra nesmagu. Jeigu tu žinai, kas tau patinka, tu turi pasakyti vienus. Iš kitos pusės tu turi klausti kitų. Viskas yra labai paprasta. Neit su šauktuku viens į kitą aiškinant, koks tu turi būti, bet eit klaustuku. Kaip norėtum, kad būtų, kas gausis po to, kai tu tą padarysi, kas bus po to, ką mes tada toliau turėsim daryti, jeigu tai įvyks. Klausimai žmonės augina, šauktukai žmonės baugina. Jo. Tiesiog pradėkim nuo to paprasto pokalbio ir eikim su klausimais. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Povilu spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki.